Labas Mindaugai, Labas, Andriu. tai šiandien tu pas mane svečiuose ir noriu tą progą pakalbinti tave, kad truputį pasidalintum savo patirtim. Aš tave pažįstu beveik metai laiko ir prieš metus pažinau gerokai kitokį vyrą, visiškai kitoks. Susipažinom mes kažkur ten miškuose, supažindino mus būgnai ir grybai. Ir tu man atrodai, toks tai toks. Šiandien tave matau visiškai kitokį ir noriu paklausti, kas čia su tavimi atsitiko, kas čia tave taip sukeitė, pakeitė. Tai visų pirma, gal truputį papasakok, kuo tu gyveni, ką tu gyvenime veiki. Jo, tai aš gyvenu prie Panevėžio, nuostabioje erdvėje, kartu su šeima, turiu nuostabią žmoną ir tris nuostabius vaikus. Tai gal mano gyvenimas čia, mano ašis mano gyvenimo. Bet darbiniai veikloj tai dirbu gamyklai, esu atsakingas už linų perdirbimo įmonės gamybinį padalinį. Ir tai gal daugiausia laiko, darbinio laiko to tenka tenai. Bet mano širdies kelias arba širdies pašaukimas gal yra būgnai ir ta veikla per būgnus. Tai jau 9 metus gaminam būgnus, rankinius, meditacinius, šamaninius būgnus ir taip pat gaminam didžiuosius būgnus, 1,50 m, kad galim būtų erdviai visai, kas mane labai džiugina. Iš tikrųjų, tai virpina ir širdies džiugis. Tai va, iš tikrųjų aš irgi labai raiškiai jaučiu savyje pokytį per šitos nepilnus metus. Tiesiog kaip jaučiuosi, kaip elgiuosi, kokia mano aplinka ir kokia mano kasdienybė. Ir netgi ką aš atgal gaunu kaip vaizdą ar dovanas ar pamokas. Tai mūsų pažintis prasidėjo tuo, kad aš truputį papasakojau tau ir užvedžiau ant kelio, kaip draugauti su Amanita, kaip galima vystytis ir pažinti vis labiau save su šitais grybais. Taip. Tai tu kelis mėnesius pats ir truputį su mano pagalba dirbai, sakysim, maratono distancijai. Jo. Ir po kažkurio laiko patekai į sprinto distanciją. Jo, tai labai gerai tas maratonas, kad tu galėtum kokybiškai sprinte pabūti, ne vien tik tai 30 metrų nubėgti ir viskas jau kvapą pamesti. Iš tikrųjų, tai Amanita man labai daug davė tokio namų darbų apsitvarkymo, susiruošimo. Galbūt, sakyčiau, vienas svarbesnių dalykų yra savo galų apsitvarkymas ir tiesiog nereikalingų daiktų atsikratymas, ar padovanojimas, ar tiesiog išvežimas. Tai kaip šypsena kelia, kai buvo tokia kaip ir užduotis, ar sakei, reikėtų 100 daiktų atsisakyti, tai man gavosi virš 1000, žodžiu, tai va, pasirodo, kiek turėjau. Tai va, tai ir po to jau atėjo ir ta galimybė ir vidinis kvietimas į tą sprintą, jau tą konkretų padirbėjimą, jau susikoncentravus su visais savo resursais ir laiku. Tai nejauku buvo, nes aš ir tavęs nepažinojau gerai ir nežinojau, kas vyks, bet tikrai kažkaip nuojauta vedė tai, kad galiu ir turiu suteikti tą avansų pasitikėjimą ir tai yra tikrai 100% pasitvirtinti. Tai va, tai pirmo
nu, aš dalyvau dviejose retrytuose. Tai pirmas buvo toksai, pirmas dienos tai buvo labai tokios tirpdančios neuroninius tinklus tokius, kaip atrodo, kaip visai pamečiau, ką žinojau, ar kaip ir suvokiau, kad taip kažkas tokio vyksta, bet tikrai buvo procesas ne iš lengvųjų. Ir tai jau, jeigu buvo 4 dienos, tai jau 3 ir ypač 4 dieną jau pradėjau, išmokau, kaip dirbti, kaip būti, kaip čia panaviguoti. Kaip kokybiškai daryti tą darbą, būtent ten retryte su grybais, kaip sąveikauti. Ir grybais, ir šitą rapė, ir sanangą. Ir man rapė ypač irgi labai svarbi dedamoji. Tai va, kas leidžia ir veiksmus padaryti, ir nuo fono nuvalyti, ir aiškiau pamatyti. Tai procesas buvo pakankamai sudėtingas, visko ten daug visko buvo. Ką po viso to gavai? Gavai daug namų darbų. Jo, aš tikrai nemažai lapų prisirašiau, ką daryti. Ir gal svarbiausia, vienas iš labai svarbių dalykų, aš gavau naują perspektyvą. Savo kelio perspektyvą, nes atrodo, kad ir iki tolo jau, man kaip ir neblogai, žodžiu, viskas, kaip ir tas yra, bet jisai toks truputėlį su liūdesio galbūt atspindžiu, gal tokio, kažkoks toks, su tokiu debesėliu. Bet aš gavau naują perspektyvą, kur man eit, ką daryt ir pamačiau gan raiškų 2 metų į priekį savo perspektyvą, žodžiu. Tai ir tikrai daug namų darbų. Tiesiog, kad ir atrodo paprasti, tam paskambint, tam padėkot, tam gal kažkokią dovanėlę paduot, į baseiną nueit, kas iš tikrųjų nuostabu. Ir tokie gan plati puzlė, bet jinai jos visuma davė labai rimtą jau kokybinį pokytį. Tai aš sakyčiau, tikrai gana sąžiningai dariau namų darbus, jau visada, aišku, gal galima vis geriau, bet tikrai džiaugiuosi tiek, kiek man pavyko. Ir aš tokiu būdu galėjau pasiruošti antram retrytui. Antras retrytas, prieš einant į antrą retrytą, tai jaučiau, kad dėl ko man jo reikia, tai kad aš perspektyvą matau, aš kaip ir žinau, ką daryti, bet aš neturiu energijos. Neturiu pakankamai ryžto, neturiu tokio, negaliu vyriškai susimti iki galo į rankas ir padaryti tą, ką tiesiog turiu padaryti. Ir antras retrytas, ta prasme pilnai man kaip čia pasakyti, surinko. Aš naują atradau savo tą vyriškumą, tikrumą, savo kelio pasirinkimą ir savo kelio pasirinkimo tvirtybę. Ir tai tikrai nuostabi dovana ir už kurią reikia, kad jie įvyktų ir pačiam gerai paplušėti, taip sakant, nes tie procesai, rimti ir kartais ir abejonės kartais užsuka, bet dėkui tau už vedimą ir už sunkesnių momentų tą pokalbiai. Jie leido išvynioti tą susimaizgysių kamuolį. Šiaip, kad jeigu kas žiūri, kad suprastų, tu esi jau labai patyręs, sakysim, tyrinėtojas ir
aš kiek žinau, vat, ką tu iki toliai veikiai, kiek visokiausių tenais dalykėlių ir bandyta, ir praktikuota, ir ko tik tais nedaryta. Bet ar galėtum lygint, gal nežinau, ar čia tas žodis lygint reikia, bet tiesiog, ar tai buvo ta, ką tu darėjai iki tol, taip efektyvų, nei, vat, tarkim, vat, šita metodika darbas? Sakyčiau, ryškus keletą kartų, ryškus kokybinis čionai persvara ar jo. Matau, kad tiesiog čia konkrečiai dirbam, aišku, gal ir mano pasirinkimas buvo, kad mažiau jau, net ne mažiau, bet man nėra svarbu, arba minimaliai svarbu yra potyriai, tai emociniam, tam asmenybiniai pusiai smagu kažką pamatyti ten ir dar kažką, bet tvarkoj, bet aš jau kažkaip tai nebenoriu žaisti vien tik dėl kad žaisti. Tai va, tai čia tas metodas, kaip matau, leidžia tiesiog eiti į konkretumą. Kas labai svarbu, manau, kad ir iš tavo vedimo, tai kad užsirašyti viską, konkrečiai, kas ateina, tą užsirašai ir kad galėtum po to įvykdyti. Nes kiek seniau tekdavo kažkur tai, nebuvo to įprašio arba tiesiog kažką užsirašydavau, bet buvo tai nebuvo disciplinos tame. Ir tas nugaruoja, tai jeigu tiesiog pasibūni ir tau lieka ten 20-15%, tai jo, gal ir gera, bet galima stipriai efektyviau. Gerokai efektyviau. Tai va, ir dar matau, kad labai didelį efektyvumo dėmenį duoda tai, kad čia yra galimybė tiesiog fizinę dedamąją sutvarkyti. Tai per tiesiog kažkokios traumos ar kitų dalykų išraišką, kurį galima tiesiog išimti iš kūno ir jisai, taip sakant, ir galvoj aiškiau, kad išėmė ir gal ir tikrai mano atveju irgi ir buvo ir kažkokių apsinuodijimų, kurios tos medžiagos galėjo būti išimtos ir ar lygos, rimtos lygos pagydytos, kurios iš tol kaip ir nujaučiu, bet tikrai nežinojau, o kai pamatai ir gali jos aiškiai, raiškiai ir pamatuojamai būti pagydytos. Tai čia labai, manau, svarbi dedamoji. Taip, grįžtant arčiau žemės, truputį galėtum pasakyti, kas pas tave realiai pasikeitė gyvenime? Tarkim, atvažiavai pirmą kartą ir šiai dienai sėdi čionais, kas pas tave gyvenime visgi pasikeitė? Jo, kai tie pokyčiai, kad ir išsidėsta per metus, tai atrodo kaip ir natūralu, tai va dabar taip nėra, kad vakar buvau vienoks, o šiandien jau kitoks. Bet sveikata fizinė, jinai pasikeitė ar ne? Pasikeitė. Tiesiog. Kas pasikeitė? Jeigu taip, pirmiausia ateina į mintis tai, kad pradėjau, ne tai, kad pradėjau, bet jau darau ir mankštą. Ir mankštą, ir rūpino savo kūnu, ir baseinas, ir pirtis, ir panašiai. Bet tiesiog jaučiuosi lengvesnis. Ir turėjau rimtų problemų su koja ir tai dabar tik tai šešėliai likę nuo to, žodžiu. Tai jaučiuosi turintis energijos, resurso ir kai pailsiu, aš pailsiu. O seniau būdavo kaip ir skiriu laiko pailsėjimui, bet toksai, neišeidavo taip. Bet vis toks labai nereikšmingas dalykas, kiek metų buvai sakiniais? Jo, tai kiek metų, tai, apie gal 37 ar 36 metai sakiniais buvau. Pas mane dideli minusai, tai ir po paskutinio retryto nusiėmiau akinius. Ir pamačiau
kodėl man iš kur atėjo tai, kad man ta akis pradėjo nebematyti. Ir pamačiau tos konfliktus, juos įvykių sekas pakeičiau taip, kad jos yra išspręstos. Ir mano akis kaskart vis gerėja. Aš suprantu, kad tas vis dar procesas, bet vien leidimas savo matyti ir tai tikrai nuostabus dalykas. Ir galiu pasakyti, kad aš ne tik minusas, bet ir iš arti buvau pradėjęs jau silpniau matyti. Tai man reikėdavo taip labai pataikyti atstumą, kuriuo matyti. Tai dabar iš arti puikiai matau, visiškai raiškiai, kaip, o iš toli tai vis geriau ir tai toliau tęsiu tą kelionę ir tikiu, kad per keletą mėnesių jau visai atsistatys. Toks lengvai tariant kosmosėlis 30 kelis metus su okuliarais ir sprendė konfliktą. Taip. Ir žiūri, kad viskas, nebereikia čia kažko tai dėti stiklų kažkokių. Jo, čia, taip sakant, irgi vidinio to patikėjimo bet su visų įrankių pagalba ir tavo vedimu ir tas leido tokį tikrai didelį pokytį padaryti, virsmą tokį, kad leidžiu savo matyti, matau savo tas ir tamsesias, ir šviesiasias pusės, nesirenku, kad kažko nenoriu matyti, tiesiog matau, girdžiu ir priemu. Ir tos vidinio pločio, kad turiu gebėjimą priimti save, kas tikrai kartais nelengva. Ypač kai per retrytą išdidina, tau ateina tiesiog ir tada priimti. Tai tas galbūt vyriškumas, tikrumas, netgi, sakyčiau, narsa leidžia tam ir susidurti ir nenusisukti. Gerai, pagerėjo sveikata. Čia, ta prasme, faktas. Faktas. Tada, ar pasikeitė kažkas santykiuose? Santykiuose, iš tikrųjų, pirmiausia, gal santykis su savim, nes to tikrumo atsirado ir mano galbūt tokia energija buvo labiau tokia ne tokia kieta ar raiški tiesiog, o dabar aš galiu susirinkti, jausti save ir tas tokia didesnės taikos ir raiškumą į save. Tai tas dalykas. Šeimoje tai, ir taip mes jau pakankamai tikrai nuostabiai gyvenam, bet iš tikrųjų ir su sūnum, ir su dukrom, ir atsirakina vis šitą kelionę, leidžia man vis atrakinti vis naują ryšį. Tai ryšio aspektus ir atidžiau pamatyti ir tiesiog naujesniai kokybei mėgsti ir kurti tos santykius. Tai tikrai raiškiai matau irgi pagerėjusius ir gerėjančius. Pokytis irgi yra. Ta prasme, vis tiek supratai, kad santykiai yra kuriami ir dėl to reikia kažką tai daryti. Ir pats save tame matai, ką tu ten gali daryti, ką gali gerinti. Ir tų įžvalgų yra tiesiog žinau, matau ir progas mažiau praleidžiu progų tiesiog kurti tą santykį. Super. Kas dar svarbu? Ar pinigai kaip nors pasikeitė, kažkas šitą sritį? Pasikeitė, tai nėra drastiškai, bet jaučiu, kad tiesiog pagerėjo, bet jaučiu, kad dabar toks etapas bazės kūrimo ir ta labiau tvarka, bazė, tokia susidėliojamas viskas į savo vietas ir tokių nutekėjimų uždarimas, kur tiesiog ir atsakomybės daugiau prisiminimų. Ir su tuo, kai tada nėra to nerimo kažkokio, kad tai tada ir atėjimas yra lengvesnis. Tai, bet
nėra revoliucijos, bet tikrai juntama evoliucija. Super, super. Jo. Tai kokį nors palinkėjimą išvyniok, jeigu gal žmogus koks nors vis tiek klauso, žiūri, aš dabar vis bandau pašnekinti vis skirtingesnių žmonių, nes ne visi linkę šiaip viešai dalintis, nes visi nori dar inkognito, kažkur pasiremontuosi, visur norisi dar nutylėti, bet bandau vis pašnekinti vis skirtingesnius žmonės. Gal kažkokį palinkėjimą ar kažką galėtų. Na, palinkėjimas būtų, kad jeigu jauti širdyje, viduje, kad laikas atsigręžti į save, tiesiog taip ir padaryti. Taip kaip moki, taip kaip gali, tiek kiek gali. Ir nepalik tą rytoj, ar atostogom, ar dar kažko. Tiesiog padaryti tuos dalykus, kuriuos mes ir taip jaučiam, žinom. Ir kai juos padarysim, atsivers keliai, atsiras galimybės ir bus galimybė tiesiog kilstelt save ir tikrai palengvinti ir savo, ir artimiesiems, aplinkiniams tą būti ir galimybę džiaugtis gyvenimu. Jo, tai... Nu, aš tai palinkėsiu prie tavęs. Mes kai susipažinom, pirmas namų darbas buvo, praktiškai sakau, išmesk 100 daiktų. Vat, kai tu tai padarai, iš savo lauko išmeti stovinčią energiją, tiesiog savo krūzę, kur tiesiog tau nebetarnauja, nebedžiugina, tiesiog tavo laukiai yra. Ir vat visą šitą, atrodo, kam čia taip reikia padaryti. Bet vat atrodo, padariau, kažką seną atsikračiau ir nauji dalykai pas tave įtekėjo. Ir taip ryškiai, ir taip sodriai, ir iš karto, ir daug. Taip. Iš principo. Man būna kažkokie pakylėjimo momentai ir dabar jau pastebiu save paskutiniais mėnesiais, kad noriu ką nors išmesti. Dar net nežinau ką, bet einu ieškoti, ką gali išmesti. Tai tiesiog, toks švelnus azartas net. Jo, nes čia yra iš tikrųjų žmonės nelabai supranta, kad apsikrovę daiktais, visokiais santykiais, viskuo apsikrovę ir visą tai dažnai jau net nebetarnauja ir nebereikalinga. Tai atvalius bent jau tai, ateis gyvenime kažkas naujo. Jo. Ir gal ateis grybai. Tai ačiū tau už pasidalinimą, linkiu toliau nesustoti, toliau spiralę aukštyn. Ačiū.